Treneri, kaip vertinate rungtynes? Manau, šiai dienai Ukraina yra čia stipriausia komanda ir mes dėja pralaimėjome labai gerai komandai tiek fizinių pasirašymų, tiek taktiniai, tiek techniškų pasirašymų. Jie pasipildė porą gerų žaidėjų, čia jų pirmas čempionatas. Tai manau, biškį ir nulėmėm vakarykštis mūsų labai vėlas užbaigimas ir sunkus varžybos prieš Kroatijas. Tai jam turėjome porą klaidų, kurios jas pasinaudojo ir net nesukūrėme tiek daug šansų, kaip norėjome. Sveikinu Ukrainą, nes iš ties šiais metais jie turi puikią komandą ir lygis šio čempionato tikrai yra didesnis nei buvo prieš tai. Per 2 rungtynes pelnėme tik po 1 įvartį. Ko trūko puolime? Aš manau, biški trūksta ir sėkmės, ir tokio aršumo biški prie vartų, nes lygtais metimų yra, bet prie vartų nesiranda mūsų vieno antro žaidėjo, mūsų blokuoja, stengiasi nuo pitako pastumti mus kuo toliau. Tai mes dirbame teisingą linkme, visi stengiamės dirbam vieną darbą, kai kada pasiseka, kai kada ne, bet šiai dienai Ukraina yra biški stipresnė.